Šiandien laidoje apie Lietuvos krepšinio fanų komandą. Tęsime bendrą Vyčio vakarienę. Ekipa stoja į svarbiausias sezono kovas. Prieš jas Augustinas Jankaitis atnaujino savo garderobą. Žiauriai labai gražus, matom batai ir paauksuoti. Praėjusią savaitę pažadėjome grįžti į populiarų Islandijos restoraną Kaune bei Vyčio vakarienę paskutiniojo reguliariojo sezono mačo išvakarėse. Pajausti ir ką jaučia žaidėjai, pasikalbėti be jokių įsipareigojimų, bet bendravimas visada tarp žmonių yra gera savybė. Mes labai norėtume, kaip šis vakaras buvo, kad baigus sezoną galėtume kalbėti apie labai aukštą vietą ir pasiektus tikslus, kurių mes visi norėjom. Ir komanda, ir fanai, ir žmonės, kurie dirba su komanda. Komandinė dvasia čia yra, visi susivienyje dėl vieno tikslo, sakykime, kaip viena šeima ir žino, kad ateina lemiamos kovos ir visi vieningi kaip kumštis. Reguliariojo sezono pabaigoje Vytis išties atrodė kaip kumštis. Iškovotos 4 pergalės iš eilės. Vytis išsiveža pergalę iš Raseinių. Šakiai triumfuoja įspūdingiausią pergalę. Vytis gali triumfuoti ir gali džiaugtis pergalę. Vytis užbaigė šį sezoną 4 iš eilės pergalių seriją. Nors pernai reguliarusis sezonas atrodo buvo džiaugsmingesnis, jis pažymėtas ir 18 pergalių serija, tuomet prieš atkrintamasias Vytis pralaimėjo 3 rungtynes paeiliui. Suprastėjęs žaidimas persikėlė ir į ketvirtfinalio seriją prieš Jonavos ekipą. Tuomet Vyčio kelionė baigė daug kartų, netgi po įvykio prisimintas, dabar jau Vytyje žaidžiančio Tado Sebežiovo metimas paskutinę sekundę. Tai viena geriausių tiesos, kad kiekvienas mažas aspektas atkrintamosiose yra svarbus iliustracijų. Pernai labai kovojom visi iki galo, sakyčiau, gal net sėkmės pritrūko daugiau. Čia toks dalykas tokiu metu irgi labai svarbus, sakyčiau. Kartais vieniem labiau pasiseka, kitiem mažiau ir tas nulėmė varžybas, tai labai gaila dėl to. Daug metų žaidžiu Šakiuose ir mes nesam iš tų, kur nesirenkam, ką iškovojom, kurią vietą, prieš tą žaidžiam. Visus kart pralaimėjom. Na, matyt, taip lemta buvo, tai šiemet kovosim dar stipriau ir bandysim nugalėti. Padaryta menkiausia klaidelė gali kainuoti taškus ir tas švieslentį gali atsispindėti. Tai visi aspektai. Nuo atkovoto kamulio, atsitverto, netgi tie nematomi tokie dalykai, kur protokole jie nefigūruoja, tai būtent gal netgi ir jie ir lemia. We have to kill from the beginning. No let-ups. We can't let up. We can't come out light. We can't have any letdowns defensively or offensively. But mostly defensively. If we come out aggressive on defense, then I think we can show what we have. Į pirmąjį atkrintamųjų mačą kelsimės netrukus, tačiau prieš tai su vienu iš būsimųjų pagrindinių ramščių juose persikelkime į Sportland parduotuvę. Augustinas Jankaitis tapo naudingiausiu praėjusio mėnesio Vyčio krepšininku ir tuomet užsiminė apie savo planus. Šarmasis reikia pasimti pagaliau. Kažkaip tai jeigu šiais. Kaip jau supratote, tiems planams netrukus buvo lemta išsipildyti. Pagal futbolo batams pasimti. Labai gražus, bet tai krepšinio batai, žinai, tai ir daug labai turiu, tai nereikia iš tikrųjų. Man čia labai gražu yra balti batai, bet aš baltus batus sugebėčiau ir Gedimino prospektą išpurvinti, tai batus žiauriai labai gražus, matom batai ir paauksuoti čia, aš nežinau, Svarovskis, nesvarovskis, iš karto matom kainą kosminiam, bet vis tiek bandysim žiūrėti galbūt dydžių mūsų ir rimsime, jeigu ką iš karto. Pamačiau, labai patiko iš karto. Bet gražus jie. Bet nedžiagina. Gerai, žodžiu, imu šitos ir viskas. Matavaisi? Kem 8 čia, jeigu 13 jau iki šukuoja, tai kem. Aišku, nesimatavau. Ne aš ką būdu, aš su jais prasvečiu su abiejais ir užtvirtinam. Šitie bus batukai čia. Grįžkime prie rimtų reikalų. Augustinas Jankaitis ir komanda ketvirtadienį stojo į pirmąjį atkrintamųjų mūšį. Pasiruošę? Važiuojam. Kas laimės? Vytis!
Vien per pirmąjį kėlinį Lietuvos krepšinio fanų komanda užfiksavo bent keletą gražiausių epizodų sąrašo vertų akimirkų. Tiesa, po pertraukos Joniškio delikatesas ėmė rodyti atsigavimo ženklus. Vienu metu Vyčio persvara sumažėjo iki 3 taškų. Ir ekipoms teko žaisti intriguojančią rungtynių pabaigą. Augustinas Jankaitis per paskutinės 2 minutės pelnė 5 taškus, visa komanda gynėsi užtikrintai ir Vyčio ekipa apgynė namų tvirtovę bei iškovojo pirmąją pergalę atkrintamųjų prieš delikatesą serijoje rezultatu 85-74. Neužkaš tavo sporto ranką, didėjai krepšį pagaliau. Oi, ačiū. Varžybos, tai galiu pasakyti, tikrai nekokios, tikrai turėjom žymiai lengviau laimėti ir dabar važiuojam šeštadienį, jau nežinau, su tokiom nuotaikom, kaip sakant, turėsim tikrai padaryti išvadas ir susikaupt žymiai rimčiau negu šiandien žaidžiam. Reikia rimtai žiūrėti ir ypatingai Joniškai, nes ten tikrai sunku žaisti salėje, vis tiek jų palaikymas bus rimta kova. Antroji atkrintamųjų kova tarp Vyčio ir delikateso jau kitoje laidoje.